Labą dieną visiems. Ko naujas video, gan greta, kadangi pabaigėm naują pastatą turšiam, narvą 9 veitų, jau atskiriam palei lytis, tai gal reik nufilmuoti, paskui lai gal nebūti. Tai va tokį buvau užsisakęs naują iš Temu, kaip sak, padarėme metalėnį. Šiaip nebrangiai, 10 eurų kai kainavo. O čia LVTAA LT9, tai reiškia Lietuvos veislinių triušių augintojų asociacija. LT9 tai mon veislinių numeris. Tai va, kun triušelę galėjom pažiūrėti šitą va jau įkelti į naujas namus. Tai išvės 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 patėlių gavos atrušiavus ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Tai 5 patinukai, 11 patėlių. Tai visai nebloga. Patėlių daugiau kažkodėl. Vienam, kur buvo 9, tai 8 patėlis, 1 patinėlis. Tai va, kaip matau, toks sudėjau numeriuks. Tai 0,1 reiškia patelė. Palei žymėjimą. 12, 15, tai 12 mėnesį, 15 diena gimė. C15 tai mamas yra, o LT17 tėvo veislins. O čia matot ir va 1.0 reiškia patinėlis ir taip žymams sutartinės, apsak, žymėjimas. Tai va, vis išrušiavau. Čia kaip tik 9 buvo visa vada, tai 9 ton 9 aukštį čia, 9 būti. Čia perkeliam, palikom patinėlį, čia patelė, kur buvo, ką pasakyti, kur buvo 2 vienos ir 2 kitos, tai tos 2 prie, kaip sak, pritintuos dadėjom, o čia yra teilė kendo. Tai va, viskam pasižymti, va, 0,1 patelė, 18 diena, mama jau nematau tirštą LV 27, o tėvas LT17 tas pats, kaip ir kita patelė buvo. Tai va, tiek dalykų, kitus čia turėjom sukroven patinėlius. Visus tai jau biškai prasiplitė, mane dabar biškai sustresai, čia užniukštinė, naują veitą. Domas, kas čia dabar pasidarė, kodėl ne jau po veiną ir padarė išskirti. Tai va, viskas kaip į normalią. Atsiskyrė. Ir matysim, ką paaugs toliau. Dabar jau kits etapas bus. Dabar jau reikia susiženklinti. Kadangi jau suėjo tai 3 mėnesį, dabar jau atsirušiavom palei lytis, tai su jau susiženklinsim, sutvarkysim visko iki galą. Tai va, čia ganda normalia, gavos tarp tų 2 narmų tas tarps, nes šitą atsidarius. Čia, kaip sak, dar atsidarius ton didžioj, dar pilna praėti gali pro kairį posį. Viskas čia visai nebloga gaunas. O kad čia atsidara mažusius, kadangi narva trumpesnė, čia dar kokia 80 cm gali pilna pėtį anus suveizėti. Tai va, kaip matau, čia uždėjau ant tos lentelės metalinį kumpėlį, tom perimetro gipsininko naudojama.
Čia ir visur jau sudėta tokia metalinė kumpelė. Ir tik tada dar veina variant. Tai visur esu čia kur ir visi tai kumpa čia. Visur teik ten, visur esu sutėpi su... Nežinau, dabar bandžiau, buvau silikoną, bet silikons toks įruns medis, tai džiūn, tai traukas, irgi atkimba, išsivala. Nu va, visur esu čia sutėpis, tus vis siūlis su... Nežinau, šiemet pabandžiau su akrilu sutėpti. Mums irgi už sandarien vis plyšis, tai matysim, nors su keitėjais toks gan keits palikt. Na, žiūrėsim, kas tingiausias. Pabandžiau. Bandžiau su silikonu. Por met pasteisim, paskui atkimbu. Bandysim su to. Tai va. Tokie reikalą. Kol kas čia triušinį darbą baigti. Visi trušiuot, berek suženklinti. Galės aukti toliau. Matys, reiks neužėl gal skelbėjim, gal kokį mesti. Gal kas norės. Kad ir jauni, patėlių tai daug šiaip. Daug patėlių ir nebloga. Čia dabar kas keiščiausia, kur ir iš kitos, tai čia kur ir kitos mamos ir kito patintai 1, 2, 3, 4 patinėlė ir 2 patėlis. O visai priešinga. O kur buvo 9. Tai 7 patėlis ir 2 patinėlė. Nu, tai tu galvo kap nori kažkap. O čia kur vien mam turėti tik 2 vaks, tai 1 patėlį, 1 patinėlis. Kap tas litiškom sanų pasidalinti, nežinau. Karts buntep. Nu, kažko priklaus. Jo, tai vat teik dalykų ir matysim, kaip čia jums sekses, matau, kas sekses. Nebloga, anetėjo pradės griaužti, kur dagaus. Tik tai čia gal dar reiks pažiūrėti, nežinau. Tai narva noraniai, tie kiti. Nu, čia nesidara, kits mačiau nor. Vat kaip tas apatinis palikti vidovį lindis, anetėjo ton vidinį kompą nugriauž mane. Tuo durėliu, tai aš galvoju, reiks tai gal įdėti viršau kokį medvarštį sokti. Čia šitą į viršų, kad neatsidarytų, teik daug į vidų. Kad neleista nam paimti tuos briaunos, tuo šitą vidėnis, kitos posis griaužti. Nes sanon ten greta apsidirbs. Tai va, kaip matot, nežaunu, dažiau visą pilką, dar žadėjau baltą. Galvoju, teik to, kai jau dažu ir praimtų, čia nebežais. Tai nuvariau, viskas gera. Tai teik. Ačiū, kad žiūrat. Kas palaikint, pakomentuojit, aktyviau galite komentuojit, pasidalinkit, kas augina triušius, tada galite, kas žiūrat ir auginat, galite parašyti, ko nors, kai auginu, dar kažkom biškai susidaryti nuomonį. Ar daugiau žiūr šiaip, ar daugiau žiūr katrai laik. Arba įlaikien, arba planų laikyti. Nes dalis, aišku, ir tų katrim šiaip patink toks turinys, tas irgi nebloga. Pamatė, nes nežinau, jis gyvenim karts atrodo niek nenori, bet žiūrėk, kažkas privert. Pats norėjo, ką, dabikas, žiūrėk, įsiginko gyvūną, triušių jau biškiai pasižiūrėjusi, tai jau viskas aiškiau tampa. Tai va, girdyklas kabinau 3 spalvų, gelton, žalį, nu, rodo pritaikykėm raudoną, toks simbolik, toks turėjau, biškai parušiavau, kad būt biškai toks spalvingoms. Tai va teik, o į girdyklas pripils vandens ir aš tep darau dabar biškai šanėjom duodu tokį, esu jau minėjęs kažkuriam video, 10 litrų, 20 ml obuolio acto įpilu, nu toks biškai virškinimo pagerinti, tep koks 5 dienas ten vandenį padaudi, paskui vėl daudi paprastą savaitę, po savaitės vėl pakartuoju, nu va tokį. Nėra tas bloga, patikrinti viskas okei, triušiam tik į naudą virškinimo. Tai va,
viskas ok. Ačiū, kad žiūrat. Ir iki sekančių video. Sekančių nežinau. Gal kažko dar bus naujienų ir įkelsiam. Kaip sak, stengsimės gal nors mėnesį paveina. Gal po ženklinėm, gal kokį trumpą apie ženklinėm įkelsiu. Kaip susideda ženklinėms iš kuo. Kaip tai atrodo ant spalvų, tai tokia ženklinėm tai įrankė. Tai teik. Iki visiems. Dėkau, kad žiūrit.